Sveiki, mano vardas Martynas Kairys ir šiandieną truputį pakalbėsime apie finansus, investavimą paprastai, bet prieš tai truputį norėčiau papasakoti apie save. Tai šiandieną aš dirbu su dirbtiniu intelektu kompanijai Shift4, bet prieš tai turėjau daug įvairiausių patirčių ir daug darbų ir dirbau su finansais. Kažkurį laiką dirbau banke Finasta, tai buvo pirmasis Lietuvos bankas, investicinis bankas, ir aš dirbau tuo metu, kai buvo didžioji finansų pasaulio krizė. Po to dirbau banke Nordea, o prieš tai turėjau daug įvairiausių patirčių, kurio nebuvo susiję konkrečiai su investavimu ir finansais. Tačiau mano pagrindinė veikla šiandieną, nepaisant to, kad yra dirbtinis intelektas, aš nemažai laiko skiriu edukacijai. Ir manau, kad tai yra labai svarbi tema. Ir aš turiu tokį tinklaraštį finansaipaprastai.lt, kur dalinuosi savo įžvalgomis ir reikalinga ta informacija. Tai pradėkim nuo šiandienos pristatymą. Mano pirmasis darbas buvo, kai man buvo 14 metų. Ir tai buvo labai paprastas darbas. Tai buvo Klaipėdoje per jūros šventę. Ir aš dirbau restorane, tiesiog ploviau indus. Dabar, kai pagalvoju, atrodo, čia toksai paprastas darbas, gal kažkokį reikėtų tokį įdomesnį ir taip toliau, bet man tai buvo puikiai pradžia, puikus laikas susidirbti pinigų ir taipogi išmokti, kad pinigai neateina tiesiog šiaip sau, kad į tai reikia įdėti daug pastangų. Nes prieš tai tiesiog būdavo, kad tėvai duodavo pinigų maistui, nueiti į parduotuvę, kažką tais gal nupirkti, o dažniausiai viskas, kas buvo susijęs su mokykla ir valgykla. Tai mano pirmasis tas darbas išmokė, kad pinigai neateina šiaip sau, reikia kartais iš tikrųjų pasistengti ir tas darbas ne visada būna toksai jau labai fainas, smagus. Nors aš turiu labai gerą patirtį būtent su tuo pirmoju darbu ir jame daug ko išmokau ir išmokau ir žmonių, iš vyresnių žmonių, kurie dirbo būtent tuo metu restoranuose, toje srityje. Nesenai žiūrėjau savo dienoraštį, kurį aš pradėjau vesti dar būdamas mokykloje, kai man buvo net ne 14 metų, man buvo, man atrodo, 10 metų. Ir mano pats pirmasis įrašas buvo apie tai, kiek aš turiu susitaupęs pinigų. Tuo metu buvo litai ir jeigu teisingai aš pamenu, tam buvo įrašas, kad buvo sukaupta 44 litai 30 centų. Tai šiai dienai tai atrodo labai juokingi pinigai, bet man tuo metu atrodė visai tai daug. Ir tuo metu už 40 plus litų galima buvo jau šitą nusipirkti. Krepšinio kamuolį ar tam tikrus sportinius batelius. Ir aš toliau rašydavausi, kaip man sekasi, bendrai ką nuveikiau per dieną, bet visą laiką sekdavau savo tokį kaip finansinį dienoraštį, kiek yra sutaupyta, kiek aš kažkam esu paskolinęs. Ir koks mano dar tas gali būti finansinis tikslas toliau. Per laiką pradėjau taupyti labiau, tų pinigų gaudavau, tai ar tėvai duodavo, ar kažką tais padarydavau ir užsidirbdavau. Ir tikriausiai daugelis iš jūsų esate turėję, arba gal netgi ir turite taupyklės. Dabar jos, aišku, yra ir skaitmeninės, įvairiausių formų, bet aš labai gerai atsimenu, kai dėdavau, tą tikrąjį pinigą, neskaitmeninį, į taupyklę ir po to galima būdavo ją sudaužyti ir nustebdavai, kiek visko daug susikaupė ir kiek galima daug ko nupirkti. Šiai dienai mes turime namuose taupyklę, tiksliau 3 netgi taupyklės, ne man, bet vaikams. Ir 3 taupyklės, jos turi skirtingas paskirtis. Viena taupyklė yra skirta kaupti, kad būtų pinigai išleisti, sakykime, vaikas kaupia, kad išleistų savo pinigus, ar ne. Kita taupyklė yra skirta, kad vaikas išleistų pinigus ar savo sesutėje, ar broliukui, ar draugams. Ir
Trečia taupyklė yra skirta, kad pinigus išleistų kažkam, ko nepažįsta. Ar tai būtų kažkokia tai labdara, ar kažkoks tai žmogus, kuriam reikėtų padėti. Tai tokiu būdu mokomasi elgtis su finansais ir tuo pačiu tinkamai taupyti ir sutaupius išleisti. Ar ne? Tai siūlau irgi pamėginti apie tai pasigalvoti, gal turėti ne vieną taupyklę, bet kelias, kur viena taupyklė yra skirta kažkokiems tokiems trumpalaikiams tikslams, ar ne, ganėtinai, tenais, pavyzdžiui, metų gale susitaupyti pinigų, nusipirkti ten dviratį, arba susitaupyti kelioniai, ar ne, arba ten daliai kelionės. O kita tiesiog tokia, pavadinkime, ilgalaikė, kur tas daiktas, ar ne, kurį norėtumėte įsigyti, ar kelionė, jinai kainuoja gerokai daugiau ir joje galite kaupti. Tai mes ką esame padarę, tai mes paprašom, kad draugai, kurie ateina, sakykime, gimtadienius ir panašiai, vietoj to, kad pirktų tam tikrus daiktus, mes pinigus tiesiog paprašom, kad įdėtų pagal paskirtį taupyklę ir jie patys nusprendžia. O po to vaikai turi galimybę tos pinigus išleisti. Viena įdomi idėja, kuri buvo kažkada su manim pasidalinta, aš to nedariau, bet tai darė mano artimi žmonės. Jie papasakojo, kad susitardavo su tėvais, jog vaikai galėtų paskolinti tėvams ir tėvai metų gale grąžintų vaikams paskolas su gerokai didesnėmis palūkanomis, negu bet kas gali pasiūlyti. Tai vadindavo, kad džiaukimės mes tą vaikystę, kai yra nerealios palūkanos už paskolintus pinigus ir tokiu būdu mokindavo tokios kantrybės, tarsi kaip, kad neišleisiu tų pinigų, kur vaikas yra sutaupęs ir pataupyti dar ilgiau ir duodant tos pinigus tėčiui ar mamai, gauti dar didesnius pinigus atgal. Ir buvo tokių pavyzdžių, kad vieniems tai pavykdavo, kiti vis dėlto išleido tos pinigus, kurios būdavo sukaupę per tam tikrą laiką, bet aš turiu pavyzdžių, kai būdavo susitarimas su tėveliais, kad jeigu metus laiko tos pinigus, kur paskolino vaikai tėveliams, vaikai nepaprašys atgal, tai ta suma padvigubėja. Ir tai buvo didžiulė motyvacija vaikams, kaip čia pasakyti, paskolinti tos pinigus tėvams, nepaisant to, kad tėvams gal tų pinigų ir net nereikėdavo. Tai čia toksai kaip žaidybinio tipo, sakykime, veiksmas savo šeimoje, ką jūs galėtumėt susitarti su tėveliais. Ir aišku, gali būti atvirkštinis variantas, kai jūs pasiskolinta pinigus iš tėvelių, ar tai kažkokiam tais daiktui, ar kažkokiai tais pramogai. Bet geriausia paskola yra, jeigu jūs nusprendžiate tą padaryti, kuri nebūtų susiję su pramogomo daiktais, o būtų susiję su kažkuo, kas padėtų jums uždirbti gal pinigus. Ar ne? Gal jums, pavyzdžiui, norite pradėti kažką tais daryti savo, ar ne? Arba pradėti filmuoti kažkokią tais video laidą ir jums reikia kameros ir po to jūs, sakykime, tą video laidą filmuodami ilgainiui uždirbsite pinigų, ar ne? Ir grąžinsite tėvams. Tai va, ta paskola gali būti ir atvirkštinė. Tikriausiai esate pastebėję, kad ką anksčiau galima buvo nupirkti už 1 eurą ir ką galima nupirkti dabar, truputį skiriasi. O kai kurie iš jūsų gal net atsimena, ką galim buvo nupirkti už litus, mūsų lietuvišką valiutą, ir ką galima dabar nupirkti už eurus. Tai situacija pasikeitė gana dramatiškai ir per tą laiko kainos išaugo. Tai paprastai tariant yra toksai žodis infliacija, tai ką jūs galėdavote anksčiau nupirkti už 10 litų, dabar jūs to už 10 litų tikriausiai jau nebenupirksite. Ar ne? Tai sakykime, jeigu kamuolys anksčiau kainuodavo, krepšinio kamuolys kainuodavo 30 litų, tai šiandienai už 30 litų, tai yra mažiau negu 10 eurų, jūs jau nelabai galėtumėt nupirkti tokios kokybės kamuolį, tai labiau kalbėtume apie 30 eurų. Ar ne? Tai skirtumas yra labai didžiulis. Ir mes nuo infliacijos nepabėgsim, jinai būna didesnė, jinai būna mažesnė, paskutiniu metu jinai buvo rekordiškai didelė, nors istoriškai jinai laikosi ir tikslas ją laikyti apie 2-3%. Visgi pinigai nuvertėja per laiką ir vienas iš būdų, kaip to, ne tai kad išvengti, bet
tas pasekmes, kurią infliacija sukelia, kad nesijaustume dėl to blogai, yra galimybė tos pinigus kažkur tais investuoti, nusipirkti kažkokią tais akciją, paskolinti kažkur, ar ne, padėti į indėlį, nors indėliai ir neduoda didelių palūkanų, bet kažkur pinigus įdarbinti. Nes jeigu jie tiesiog pas jūs gulės stalčiuje ir niekas su to nevyks, per laiką jūs pamatysite, kad jūs nebegalite nusipirkti tai, ko norėjote už tuos pinigus. Kai mes kalbam apie pinigus, aš prieš tai paminėjau, kad pinigų gaudavau iš tėvų tam tikrom reikmėm, bet dažnai būna taip, kad tuos pinigus, kur gauname iš tėvų, jų nebūtinai užtenka tam, ką mums reikėtų. Mūsų norai dažniausiai yra didesni, bet ne tik mūsų norai. Tiek suaugusių, tiek vaikų norai visada būna didesni, negu būna tos galimybės. Tai visada reikia pagalvoti apie tai, o ką aš galėčiau padaryti, kad gauti pinigų neprašydamas, ar ne, o užsidirbdamas. Nes žiūrint į ateitį, bet kokiu atveju mes visi susidursime su tom, kad mums reikės dirbti. Ir reikia pagalvoti, kokie tie darbai gali būti, ar ne, nes vaikams, nepilnamečiams darbų, kurios galima dirbti, kiekis yra ganėtinai ribotas. Tačiau tų pavyzdžių, ką galima padaryti, jų yra ganėtinai daug. Aš prisimenu mano tokie darbai, kurie dar iš tikrųjų buvo maži darbai, ne toks darbas kaip plauti indus restorane, bet būdamas dar jaunesnis, aš pardavinėdavau močiutės gėles prie parduotuvės. Ir tai buvo puikus būdas užsidirbti kažkiek tų pinigų ir tuo pačiu lavinti savo bendravimo įgūdžius. Tai buvo puikus būdas. Šiai dienai tų galimybių jų yra daugiau. Galima, sakykime, kaimyno žolę nupjauti vasarą, dabar jau šalta. Galima pasiprašyti atlikti kažkokius, tai gal pagelbėti kažkam paruošti namų darbus, ar ne, jeigu esate vyresni ir yra vaikų, kuriems reikėtų daugiau informacijos, kaip pasiruošti namų darbams. Galiausiai galite paprašyti tėvų ir paklausti, ką galima atlikti, kokius namų ruošos darbus, arba paprašyti tėvų, kad paklaustų kaimynų, ką jiems reikėtų atlikti, kad jūs galėtumėte užsidirbti pinigų. Tai gali būti šuniuko pavedžiojimas, gali būti laiptinės valymas, arba gali būti dar kažkas. Dabar mes dažniausiai tų grynųjų pinigų ne visada tiek pamatome, kiek tai buvo anksčiau. Viskas eina į skaitmenizaciją, atsiskaitimas dažniausiai yra kortelėmis, kreditinėmis ar debetinėmis, kai kurie atsiskaito jau ir telefonu, kur yra kortelė pririšta, kai kas tą daro su laikrodžiu, kai kas netgi daro yra specialūs žiedai, kur turi tam tikrą sistemą, prilieti prie atsiskaitimo aparato ir tu gali atsiskaityti. Tačiau tai buvo ne visada. Ilgą laiką žmonės atsiskaitydavo grinaisiais pinigais, dar daug metų, šimtmečio atgal, ar ne, buvo atsiskaitimas kažkokiais tais produktais, keičiant į kitus produktus, akmenukais ir panašiai. Pasaulio grynieji pinigai jų kaip ir mažėja, bet galima vis dar jų iš tikrųjų daug pamatyti ir jie labai gražus yra. Pavyzdžiui, Kanados pinigai, jie yra šviečiantis tamsoje. Europoje man vieni gražiausių pinigų yra Šveicarijos pinigai. Ir galima paprašyti tėvelių ar draugų, kurie skrenda į užsienį ir dažniausiai vis tiek turi naudoti vienokią ar kitokią formą grynus pinigus, kad parvežtų monetų tam tikros šalies ir jas galima būtų tiesiog turėti pas save. Buvo padarytas labai įdomus laimės tyrimas ir nustatyta, kad žmonės, kurie karts nuo karto tiesiog paima rankas pinigus ir juos perskaičiuoja, jaučiasi tam tikrą prasme laimingesni, nes jie tarsi pasijaučia, kad jie iš tikrųjų turi, ar ne? Nes mums kartais būna sunku suvokti, tai va, aš turiu tų pinigų, bet jie yra banke, aš galiu pamatyti tą skaičių, bet aš negaliu to pačiupinėti. Ir kai buvo darytas laimės tyrimas, tiesiog paimtos dvi atskiros grupės. Ir viena grupė tiesiog kas kelias dienas vis pasimdavo kupiūrų tam tikrų ir jas tiesiog perskaičiuodavo. Tai va, tai galite tą padaryti su jūsų turimais pinigais, ar tai būtų papiriniai pinigai, ar tai būtų monetos.
Pasaulyje yra daug pavyzdžių, kai vaikai iš tikrųjų uždirba didžiulius pinigus. Yra pavyzdžių, aišku, kai vaikai tiesiog paveldėjo pinigus iš tėvų arba tiesiog gimė turtingoje šeimoje. Bet didesnė gal dalis yra vaikų, kurie kažką tais bando, kažką tais darė, kažką tais kūrė ir jie praturtėjo darydami netgi tokius pačius kišiausius šiai dienai. Jau šiai dienai gal nebetrodytų, bet anksčiau atrodo tokius kišiausius darbus, kai kad pavyzdžiui nuperkamas yra žaislas ir vaikas apibūdina, kas jam patinka, nepatinka tame žaisle. Ar ne? Tai angliškai yra product reviews, produktų tokia kaip peržiūra, jie deda tą video į YouTube ir tiesiog įsigyja naują žaislą ar ne, jį vėl peržiūri. Ir tokiu būdu, ta prasme, plečia savo kanalą, kitos įmonės reklamuojasi tame kanale ir jie kaip ir gauna tų pinigų, ar ne? Dalis vaikų uždirba tikrai didelius pinigus, tėvams gal nelabai tai patiktų, bet žaisdami žaidimus. Jie tai atlieka profesionaliai, daro daug tai laiko, specializuojasi tame ir iš to irgi uždirba pinigus. Tai pasaulyje turtingiausių vaikų jų yra įvairiausių, bet juos reikėtų žiūrėti ne iš tokios kaip pavydo pusės, bet labiau kaip į tam tikrus pavyzdžius, kuriuo irgi galima pasiekti ir pagalvoti, o ką aš galiu pamėginti padaryti, ką aš galiu daryti kitaip, ką aš galiu išrasti ir prieiti prie viso to kūrybiškai. Šiandienai, kai daugėja dirbtinio intelekto įvairiausių sprendimų, galima pagalvoti, kaip aš galiu išnaudoti tai. Ir jeigu trūksta minčių, idėjų, pasišnekėti su dirbtiniu intelektu ir paklausti. Man yra tiek ir tiek metų, aš norėčiau daryti tą ir tą, ką tu galėtum man pasiūlyti, kad aš galėčiau ilgainiui užsidirbti pinigų. Prieš tai mes kalbėjome apie infliaciją ir tai, kad pinigai ilgainiui nuvertėja, kad nebegalim nupirkti tiek daug, kiek anksčiau galėjome. Ir kaip paminėjau, vienas iš tokių būdų yra investavimas. Ir vienas populiariausių būdų pasaulyje tai yra investavimas į akcijas. Akcija, kas yra akcija? Mes nekalbam apie Maximos akciją, Rimi, Norfos ar kažkokias kitas parduotuvų akcijas. Mes kalbam apie tai, kad akcija kaip įmonės dalis, kurią tu nusipirki. Paimkim paprastą pavyzdį. Parduotuvė Apple, kompanija Apple. Visi esate matę, gal kažkas ir turite tokius produktus kaip iPhone'as ar kompiuterius, MacBook'as ar ne. Ir tie produktai yra pardavinėjami, įmonė iš to uždirba pinigus. Bet ta įmonė, kuri tai daro, jinai leidžia tau tapti jos dalimi. Kitaip tariant, kad kai ji uždirba pinigus, ji mielai pasidalins tai, ką uždirbo su tavimi. Tai kai tu nusipirki kompanijos akcijų, pavyzdžiui, Apple kompanijos akcijų, tu tampi kaip ir tam tikras savininkas, dalininkas tos kompanijos. Tau dalis tos kompanijos priklauso. Labai maža dalis, nes reiktų labai daug pinigų išleisti, kad būtų didelė dalis, bet labai maža dalis. Ir nuėjus į parduotuvę, tarkim, Lietuvoje, kuri pardavinėja tos produktus, jūs galite drąsiai jausis, kad čia yra dalis mano, ar ne, dalis produktų, kurie yra pardavinėjami. Ilgainiui tos akcijos, ar ne, kurias jūs įsigijate, jeigu įmonei sekasi, ar ne, sakykime, jeigu parduoda daug produktų, sukuria naujų produktų, kurias perka žmonės, ar ne, arba parduoda tam tikras paslaugas, jie uždirba vis daugiau pinigų ir natūralu, kad atsiranda kitų žmonių, kurie irgi norėtų įsigyti tų akcijų. Sako, tai įmonei labai gerai sekasi, aš norėčiau turėti irgi tos įmonės akcijų, nes jinai galiausiai po to pasidalina su manim pelnu. Ir kitas žmogus, kuris turi akcijų, jisai gal ir parduotų akcijų, bet už tokią kainą jis nebeparduos, nes įmonė gerai sekasi ir kažkas turi jam pasiūlyti didesnę kainą, kad jisai norėtų parduoti. Ir tada žmogus būna, kad parduoda tą akciją, ar ne? Kartais būna tai keliais procentais daugiau, kartais keliais kartais daugiau, ar ne? Ir tam tikrais jau tokiais retesniais atvejais būna ir keliasdešimt kartų daugiau, ar ne? Tai yra tokių pavyzdžių, kad jaunam amžiui žmonės pradėjo investuoti ir nepardavę tam tikrų akcijų,
ilgainiui jas pardavė, įsigyja tokius dalykus kaip automobilis, kažkas gal kaip ir būtą gali iš to įsigyti, ar ne. Tai tas investavimas nuo mažų dienų, jisai ilgainiui atsiperka. Ir investavimas į akcijas, būnant kompanijų dalimi, yra vienas iš tokių būdų. Tikriausiai esate matę įvairiausius video YouTube arba TikTok'e ar kažkokiose kitose socialinėse medijose platformose, kur kalba apie tai, kad pradėk daryti taip ir per mėnesį tu padvigubinsi savo pinigus, arba per kelias dienas, ar per savaitę, ar ne? Tai tokių video jų yra ganėtinai daug ir jie yra labai rizikingi. Rizikingi dėl ko? Dėl paprastos priežasties, kad tai, ką jie sako, beveik visais atvejais yra netiesa. Ten yra nepasakoma daug detalių ir žmonės būna apsigauna. Ir apsigauna ne tik vaikai dažniausiai to net nedaro, bet apsigauna ir suaugusieji. Žmonės, kurie jau baigė yra ir mokslus, universitetus, ir atrodo, ta prasme, netgi pasiėmė paskolas ir jau apie pinigus turėtų suprasti, bet tiesiog noras yra greitai praturtėti, greitai uždirbti pinigus. Bet tokie dalykai neįvyksta. Vienintelis būdas, kai tai būna ir atsitinka, tai jeigu žmogus kažkada laimi loteriją, bet tikimybė to yra labai 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 maža. Tai pinigus auginti reikėtų po truputį. Kuo jūs anksčiau tai pradėsite daryti, tuo, sakykime, sulaukę to mažesnio dar amžiaus, jūs turėsite daugiau tų pinigų. Vienas žymiausių pasaulio investuotojų, žymiausias, gal sakyčiau, Warrenas Buffettas, tą pradėjo daryti, jeigu neklystu, 11 metų būdamas. Tos, aišku, pirmosios investicijos jos buvo labai mažos, nedidelės, paprašė jisai tėvų, kad pinigų kažkiek tai duotų. Ir ilgainiui jisai domėjosi tik investavimu ir tik tą investavo. Ir šiai dienai vien iš to jisai yra, tiek kiek yra uždirbęs iš investicijų, jisai yra vienas turtingiausių pasaulio žmonių. Kažkurio metu buvo top 3-tuke, dabar, jeigu neklystu, gal top 10-tuke yra, bet tai yra vienas turtingiausių pasaulio žmonių ir viena iš pagrindinių priežasčių tai, kad jisai pradėjo tą daryti labai ankstyvam amžiui ir pradėjo tos auginti pinigus, nebandydamas uždirbti dvigubai daugiau per, sakykime, ten mėnesį ar savaitę ar kažkokį trumpesnį laiką. Vienas iš terminų, kuris jums tikriausiai nėra žinomas, ne tik jums, bet ir suaugusiems, tai yra sudėtinės palūkanos. Angliškai tai išsiverčia kaip compound effect. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai jūs kažkur tais padėjote pinigus arba investavote kažkur tais pinigus, ar ne, ir jie paaugo per metus, kaip pavyzdys, 10%, ar ne, paimkim pavyzdį, turite 1000 eurų, kažkur tai įsidėta, per metus paaugo 10%, jūs turite po metų 1100 eurų, ar ne? Paliekame tos pačius pinigus ir jeigu per kitus metus jisai paaugo 10%, tai paaugo ne nuo 1000 10%, o nuo 1100 10%. Ir jau bus ne 1200, bet bus daugiau, didesnė ta suma. Ir čia vadinasi tos sudėtinės palūkanos. Ir ilgainiui ta suma auga vis daugiau ir dabar jinai didėja. Tai per ten, sakykime, pirmus 5 ar net 10 metų to skirtumo labai nepastebėtumėm, tų sudėtinių palūkanų, kaip ir kažkoks jisai būtų, bet nebūtų toksai žymus. Bet jeigu mes sugebėtumėm išlaukti 20 metų ar netgi 30, tai yra lengva padaryti, jeigu mes pradedam domėtis investavimu ir investuojam nuo mažų dienų. Jeigu mes išlauktum tiek laiko, tai ta suma, ne tik, kad padvigubėtų, ta prasme, ten ir patrigubėtų, ar ne, ir netgi dar daugiau. Tai šitoj vietoj tas padeda tom, kad pinigai skaičiuojasi nuo pinigų, ne nuo tų, kur aš pačioj pradžioje įdėjau, bet nuo tų pinigų, kurie buvo pačioj jau įdėti ir kurie buvo papildomai sukaupti investavus, ar ne? Mes ne visada žinome, kaip tinkamai elgtis su pinigais. Kartais būna, kad mes vedami emocijų, norim kažką tais nusipirkti, pamatom gražų daiktą, norim pirkti, ar ne? Ir nebelieka pinigų taupimui.
ar investavimui. Tai su pinigais reikėtų elgtis atsakingai. Tai nereiškia, kad reikėtų visus pinigus investuoti ir, kaip sakant, neturėti to gyvenimo džiaugsmo, nusiperkant kažkokią tais pramogą ar produktą, ar ne. Kars nuo karto tai galima daryti ir ne tik, kad galima, tą reikėtų daryti. Nes pinigų uždirbimas ir taupimas ir investavimas iš savęs, jeigu jų nenaudojant, jisai, neturi to džiaugsmo, o gyvenime mes norim džiaugtis. Ir mano principas yra toks, kad aš ko vadovaujuosi, kad dalį pinigų aš visada investuoju, stengiuosi, kad nuo gaunamo atlyginimo pirmiausia dalis, kur eina, tai eina į investavimą. Ir tada kitos dalys jau išsidalina. Ar ne? Ir aš neinvestuoju visos galimos sumos, aš investuoju tam tikrą dalį ir kažkokią dalį palieku tam tikrom pramogom, ar tai būtų teatras, ar tai būtų kinas, ar tai būtų, sakykime, kelionė, ar ne, ar kaupimas kelioniai. Ir yra tam tikros taisyklės, kurios taikomas tiek vaikams, tiek suaugusiems. Tai, pavyzdžiui, paprasta taisyklė, kai einama pirkti maisto produktų, niekados neik pirkti maisto produktų, kai esi nepavalgęs. Nes dažniausiai prisipirksi daugiau negu reikia ir produktų neišnaudos, jos reikės išmesti, ar ne? Kita taisyklė yra, kad kai einama į parduotuvės nusipirkti kažkokių tais daiktų, pavyzdžiui, aprangos ar ne, avalynės, apsirenk geriausiai, kaip gali būti apsirengęs. Nes tokiu būdu tu lyginsi su tuo, ką tu jau turi. Ir tada, kaip čia pasakyti, būsi labiau išrankesnis, kas yra perkama. Labai svarbu paminėti, kad mes visi klystame. Vaikai, suaugę. Ir reiktų mokytis iš tų klaidų. Ne kiekvienam pavyksta, reiktų analizuoti savo elgesį. Kodėl tai buvo padaryta? Man asmeniškai tai padeda dienoraštis, nepaisant to, kad aš ne visada jį pildau, prisipažinsiu, bet kas man tikrai padeda ir man nereikia to pildyti, tai pasižiūrėti tiesiog banko ataskaitą, kur buvo išėję pinigai ir apsvarstyti, ta prasme, ar tie pinigai, kurie išėjo, tikrai buvo teisingai išleisti, gal aš galėjau kažkurioje vietoje patupyti, gal galėjau kažkurioje vietoje investuoti. Ir kalbant apie investavimą, aš turėjau tokią patirtį ne vieną, kai investavau, akcijos kažkiek tais nukrito ir aš nusprendžiau, kad noriu išsiimti tos pinigus. Ir tos pinigus išsiėmiau ir akcija nebekrito, jinai augo toliau ir aš nupirkau tą pačią akciją už brangiau. Tai mano toksai pamoka buvo savo, kad gal įvertinti, kad ne visada reikia atsižvelgti tik tais į emocijas, reikia atsižvelgti kažkokią tais kitą gal fundamentalią tokią analizę, ar ne, labiau pasigilinti, kodėl ta akcija nukrito, ar tikrai verta ją parduoti. Ir kitas pavyzdys buvo, tai aš dirbau tuo metu banke, tai buvo 2008 metų finansinė krizė, kai blogai finansiškai buvo visose pasaulio rinkose. Ir buvo labai lengva emociškai pasigauti tokią situaciją, kad čia jau viskas blogai, jau bus dar blogiau ir dar blogiau. Ir dažnas mūsų, ką buvo sukaupę, ką buvo investavę, pardavė beveik žemiausiam taške, prarasdami ten -40 ar -50%, sakykime, pusę sumos, kas buvo sukaupta, suinvestuota per ilgą laiką. Ir tai buvo labai skaudu, labai skaudi patirtis. Tai kiekviena ta patirtis mūsų yra skirtinga, bet mano pasiūlymas visada būna toksai kontroversiškas tam tikrą prasme, kad aš siūlau tiek suaugusiems, tiek vaikams, kad investuoti kaip galima anksčiau ir prarasti dalį pinigų. Ne tai, kad aš nuoširdžiai linkėčiau prarasti, bet tam tikrą prasme praradus dalį pinigų jūs išmokstate daugiau, išmokstate apie savo emocijas, išmokstate, kas buvo gal padaryta kitaip. Ir tada su pinigais elgiatės kažkaip šiek tiek atsakingiau, nes yra labai didžiulė rizika, jeigu jūs pradėjote investuoti ir tie jūsų investuoti pinigai, ar tai būtų į akcijas, ar tai būtų į fondus. Fondai tai yra tiesiog daug skirtingų akcijų ar ne įmonių. Jūs tiesiog pamatėte tą tokį stiprų augimą,
pagalvojate, kad, na vat, kaip čia man gerai sekasi ir aš įdėsiu dar daugiau pinigų, viską ten sudėsiu, nes visą laiką tik tai skils. Ir mes turim daug situacijų, kai taip nebūna. Būna, kad ir kartais krenta. Ir būna tam tikros šalis, tam tikros rinkos, kaip kad, pavyzdžiui, Japonija, jinai buvo nukritusi daug metų. Ir jeigu žmonės būtų investavę prieš 30 metų tos pinigus, šiai dieną jie turėtų tik tai, ką investavo, arba netgi mažiau. Ir sutikim su to, kad 30 metų jau yra labai ilgas laikotarpis. Tai todėl mano vienas iš tokių pasiūlymų, kad kai investuojate, nebijokite to daryti. Jeigu jūs prarasite pinigus, tai jūs pradžioje prarasite nedidelius pinigus ir jums taip neskaudės, kaip kad skaudėtų, jeigu jūs nuspręstumėte investuoti iš karto ir daug. Aš kažkiek tai irgi prilyginu tokiam pavyzdžiui, kad kai žmogus išmoksta vairuoti automobilį, jam atrodo, kad aš labai gerai važiuoju, geriau negu visi. Ir jeigu jis ilgą laiką nepadaro avarijos, gaunasi taip, kad jisai labai išdrąsėja, dar dažniau viršėja greitį, neatsargiai elgiasi kelyje, nes atrodo, kad viską puikiai sugeba. Ir tada įvyksta didžiulė avarija. Tai mano asmeninė patirtis automobiliu buvo tokia, kad aš tą pačią dieną įsilaikęs teisės per vieną dieną padariau 2 avarijas ir supratau, kokia trapi mašina gali būti ir nuo to laiko elgiuosi atsakingiau. Tai čia mano tokia asmeninė istorija, bet su pinigais labai panašiai, kad nebijokite tą daryti dabar, nebijokite, kad tai gali nukristi, nes tai dalis jūsų tos kelionės. Pabaigai norėčiau paminėti, kad investuojant ir kalbant apie pinigus, reikia neužmiršti svajoti. Įsikelti tam tikrus ilgalaikius tikslus. Mes nežinom, kokį darbą mes dirbsim ateityje, ypatingai šitame amžiuje technologijų, kur viskas labai greitai keičiasi. Bet gaunamus pinigus investuojant, reikia nepabijoti tam tikrų svajonių. Ar ne? Ką aš su pinigais tai darysiu? Ar tai bus automobilis, kuriam aš sukaupsiu. Apie tai aš turiu tokią trumpą istoriją. Mano vienas bičiulis ganėtinai anksti pradėjo pirkti kompanijos Tesla akcijas ir jisai pasakė, kad aš investuosiu į šitą kompaniją tol, kol mano investuojamos akcijos leis man nupirkti automobilį, Teslos automobilį. Čia buvo toksai tikslas. Dar tik norėčiau paminėti, kad vieni vertina Tesla pervertintina kaip kompanija, kiti sako dar ne. Tai su tuo reikėtų labai atsargiai žiūrėti ir tai nėra mano rekomendacija investuoti į Tesla ar neinvestuoti. Bet grįžtant prie istorijos, tai tas mano bičiulis, jisai pataikė, kad ganėtinai anksti tiesiog pradėjo investuoti į Tesla ir viso investavo iš savo atlyginimo bendroje sumoje, man atrodo, apie netoli 10 000 eurų. Bet kompanija taip išaugo per tą laiką, tai jo tos investicijos leido jam įsigyti automobilį, kurio vertė buvo 60 000 eurų, 63 000 eurų. Kitaip tariant, investavęs 10 000, ne, jis investavo per ilgesnį laiką, bet iš viso, iš savo kišenės įdėjo 10 000 ir įsigijo automobilį, kuris kainavo 63 000. Tai čia buvo jo toksai tikslas, ar ne? Jūs galite turėti kitus tikslus, ar ne? Ir galite irgi kaupti, sakykime, kad perkate tam tikras akcijos, kurių tikslas yra, kai sukaupsiu, gal tai yra automobilis, ar ne? Arba tai gali būti būsto, ten pirmasis įnašas. Gali būti kažkas tai paprastesnio, sąlyginai paprastesnio, ar ne? Nuvažiuoti kartu su tėveliais į ne Disneylandą, o Disney World, į Ameriką, vieną didžiausių Disney vietų, ar ne? Ir tiesiog ten praleisti gerai laiką. Tai tiesiog nebijokite svajoti garsiai, tai užsirašykite, kaupkite atitinkamai perkant, ar tai būtų, kaip jau minėtos, akcijos, ar tai būtų fondai, ar ne, ar tai būtų kažkokie tais kiti finansiniai instrumentai, kurie leistų jums pasiekti tos tikslus. Tai ačiū, kad klausėtės, linkiu jums sėkmės investavime ir finansuose.